Labą dieną, -1 laipsnis. Jaunimas, nešalta? Ne. Romantika? Jo. Belia koks oras geras, ne? Saulė šviečia. Mes šią ekskursiją su jaunimu vaikščiojame. Jokių tešlynų nėra. Visur kieta žemė, nes buvo -5 naktį. Tai mes turime va. Čia vat iš šito indą ištraukėme, apvertėm, tai čia vat viduj dabar laikosi vanduo. Nu, turime indą ledinį. Buvo daug šalčio. Nu, kaip laikosi. Kokio sodybai nebuvo irgi ilgą laiką. Jo. Geras oras pukė. Aišku, trūksta mamos, jo. Ne, pasidžiauk. Vaikai batonų prikiš paukščiukam į lesyklas. O, čia irgi tegu lesa. Žolė kokia žalia. Jau tikras pavasaris. Pjaut dar nereikės, aiškus, bet jau gražu. O žalia spalva atsiranda. Šita labai graži žolytė. Kai šitokie ir nežinau dobiliukai. Ar kas. Nepažįstu žolių, bet labai maloni. Dažniausiai yra va tokios smilgos. Čia yra dar kažkas tai. Gal dobiliukai. Gražu. Ką tik per 3 minutės padarėme naują pramogą. Dėl to, kad mūsų žaidėjai azartiniai turi naują žaidimą. Pomėgį. Dabar padarėme mažesnį stalą laikinai. Tai jeigu jie išmoks ant mažesnio stalo, tai ant didelio jam bus labai easy. Jums užduotis dabar kuo daugiau žaisti ant to mažo. Tada jums didelis bus iš viso easy. Eik, tu šį kai varo. Kai varo, hebra. Oi. Ne, čia tai, žinok, gali ieškoti paskui pusę dienos. Jo. Patinka? Jo. Dabar žiūri, jau džiaugitės sodybą atvažiavę. Jo, aš ir norėjau. Neradau. Nu. Svarbiausia turėti penkliuką, ranketės nesambudą. Jo, visą kitą padarom. Jo. Prikolas, ne? Atsiprašau. Šiaip tai mes turime ir tikrą stalą, va čia vat šitą va. Tik iki jo čia daug brautis. Jisai turi va visas linijas, viską. Tvirtinimus reikės sugalvoti. Na, turbūt iki kovo pabaigos, kol nepradėjau statyti namo, reikės padaryti šitą. Reikės nusikasti. Gal šiandien hebra padės nusikasti, išsitraukti. Kai vėjo nėra, tai galima žaisti tokį žaidimą lauke. Nors biški toks nedidelis vėjukas gali būti. Va, matot, žiemos kurortai turi kokių įspūdžių, ha? Atėjo laikas pritvirtinti jau nudažytą sklastį. Štai kaip atrodo nudažytas sklastis. Visai gražu. Veikia gerai po nudažymo. Reiškia, Saulius neuždažė skylių. Gerai patepta buvo. Dabar padoriai atrodo, nebent galima būtų dar išėmus apdažyti medieną, kur buvo apipjaustyta. Bet šiaip tai gerai.
Nesitikėjau, kad šiandieną bus toks geras oras. Galvoju, atvažiuosiu, suprasiu, kad šalta. Biški kažkur pasislėpęs, pabūsiu tyliai. Bet iš tikrųjų tai saulė daug ką duoda. Ir tas šaltis, kuris išdžiovino viską, irgi daug ką duoda. Tai turbūt šiandieną kažką dar reikia nuveikti. Kadangi sušalusi žemė, tai galima užsikurti, pavyzdžiui, ekskavatorių pasivažinėti. Va šitą reikėtų susitvarkyti, tą duobę. Tai tas plytelės ištrauksiu ir truputį žemių gal iš tenai paimsiu, nors ekskavatorių gana toli važinėtis iš tenai. Nu, bet kiek čia reikia? Gal reikia atsivežti. Nu, čia taip dabar atrodo tvarkingai aptvarkyta, daug maž duobės užlygintos, čia irgi buvo nemažas įkritimas. Dar tenai vat palyginau, tenai. O čia jaunimas užsimanė vis dėlto didesnį lentą išsitraukti, kuri yra čia paslėpta. Va šita. Tai tam reikėtų votos visus patraukti iš čia. Tai va užsimanė darbo. Užsimanė darbo, ne jaunimas. Ką? Jo. Biški gerai. Kai galim tą stalo tenisą žaisti. Ir be to darbas dėl kilnaus tikslo. Taip?
Jonas biški aptvarkė čia. Čia yra toks stogas iš linijos, tai kodėlgi ne. Nelytų tiesiogiai visą kitą uždengiau su šiferiu. Ir dabar jaunimas patenkintas, turi pusę tikro stalo. Didesnis negu prieš tai buvo, tiksliau, ką tik buvo. Jo. Būtų toks namuose, būtų super. Profai būtumėt. Didesnis galėtų būti, bet jau. Nueitumėt po tokio stalo, jeigu prie tokio stalo žaistumėt kokie 100 valandų, nueitumėt tenai į mokyklą pas save, tai ten jau taikytumėt į kiekvieną taškelį, kokį norite. Nu jo. Įvaldytumėt kamuoliuką gerai. Nu gerai, sėkmės. Kaip stalas naujas geras? Jo. Tai visai nepataikė Mykolai. Nes ranko šala. Ne. Pirštinės tingi išsimokė. Noriu pavadyti su vienu ranku. Aha. Įsivaizduojat laukia stalo tenisą žaidimą. Žiemą. Kartai, ne? Dabar dažniau norėsi sodybą atvažiuoti. Jo. Tavo vienai šitą. Kad ir dirbti reikės vis tiek. Net jeigu ir dirbti reikės, skaidėt. Olga sako, šitą spintelę tikrai žiurkės neužeis. Aš irgi turbūt taip sakiau. Bet jos tenai per tą laidą greičiausiai lipo. Ir va čia pasidarė skylę. Nusileido ant miltų. Suvalgė pusę dėžės. Ir toliau va čia va yra grikiai, cukrus. Vat valgė. Daug jie čia valgė. Ar yra žiurkėm neįmanomų dalykų? Keletą yra. Bet čia šitoj sodyboj nėra. Kur nori ten nueina, ką nori tą valgo. Iš šaldytuvo dar neįlindo tiesa. Neįmanomas dalykas. Pažiūrėsim. Šiandieną tiek daug romantikos čia. Tokia ramybė. Ir nešalta. Nors ir -2 dabar rodo. Prisėdau. Iš tikrųjų gerai, miestietiškai ilgai nebūna sodybai. Žiūrėkite, kaip atrodo sugedęs obuolys. Mes dažniausiai taip įsivaizduojam. O čia, žiūrėkit, koksai su taškiukais kažkokiais tai. Labai įdomus. Atrodo, kaip iš jo išėjo. Kas čia taškiukai, čia yra agonas. Kaip agonas aplinkui. Pasobolė. Įdomiai. Na, čia kitas puvėsis. Labai skirtingai jie supūna. Gerai, manau šiandieną užteks tos romantikos. Reikės važiuoti namo, tai saulė nusileis. Paskui nieks namo nebeleis. Susitiksim kitam video. Ate.